Šiuo metu esame Tauragės rajone, važiuojame į savo demonstracijų turą į Malaram, sutrukdė. Išlikti kolega. Filmuotis reikia. Supratau. Važiuojame pas ūkininką Kęstutį Balašaitį. Jis yra vienas iš didžiausių Tauragės rajono ūkininkų, todėl paprašiau. Per stabdžius, taigi reikės spausti. Taip, tai atvykome pas ūkininką į laukus, kur mūsų jau laukia. Jo, tvora labai daug saugumo nesuteikia, todėl gal būkim atsargesni ir pasitraukim. Ką, matau, kad atvažiavo ūkininko atstovas, einam susipažinsim, pakalbėsim, kas šiandien vyks. Skirmantas. Marius. Malonu, Mariu. Kas per laukas, kokio dydžio ir ką sėsim? Pupas sėsim, 13 hektarų laukas, panašiai plius minus ten keliarai, po 330 kg. Gali gal papasakot trumpai apie savo ūkį, kokio dydžio ūkis, kuo užsiimat? Šiaip lauką turim pasikratę šūdų vadinamų, kalkinam, čia trašų neterpsim, visas bendras ūkis kažkas apie 840 hektarų. Daugiausiai kviečiai ir rapsai, o vasarojus tai vyrauja pupos. Stengiamės per daug neprimaišyti. Pupas atvažiuoja ir krautuvas, toj galėsime krauti sėjamą ir važiuoti sėti pupas. Labas, Jonai. Sveikas. Ką matom šiandien? Šiandien matom gerai išdirbtą žemę. Realiai čia buvo tręšta mėšlo, kaip ir sakė. Visai neblogai. Dirva gan sausa, nors ir prieš tai per naktį lyjo, kaip sakė jo. Bet puikiai, viskas puikiai. Pupas kalibruotas, idealaus dydžio, sėkla sertifikuota. Tai viskas tvarkoj, tai viskas labai čekiai eina, kaip sakant. Sėjamo yra aprūpinta sėklų srauto ir trąšų užsikišimo davikliais. Užsikišimo daviklyje yra optiniai, automatiškai mato tą takumą, kada jis ten užsikiša ar ne. Ir užsikišimo davikliai stovi ant trąšų ir ant sėklos būtent. Jeigu vos kas iš karto įsmeta klaidą, būtent ant kiekvieno, kaip sakyt, nuo ragėlio yra skaičiukas, tu tiesiog ateini į tą vietą ir viskas. Ta ir tikrini. Kamerai krita. Leis, pupas. Visiška nesėkmė. Laivas. Ūkininkas visą laiką gali matyti sėklos ir trąšų srautą ir matyti, ar jos nestringa. Taip užtikrinamas yra nepertraukiamas sėjamosios darbas. Užtidarius vienam, kaip sakant, sėklavamžiui, sėkla visa ar trąšas yra padalinamas procentaliai ant visų kitų likusių, kurie praleidžia. Tai kad nekistų normą ar dar kažką. Šiuolaikinis ūkininkas neįsivaizduoja sėjos be šio privalumo. Bernard sėjamosios pasižymi savo universalumu. Tiek 3, tiek 4, tiek 6 metrų sėjamosios turi unifikuotą rėmą. Sėjamasias galima komplektuoti nuo pat sėjamosios priekio iki pat galo. Tai galite komplektuoti prikabinimo tipą. Sekanti juosta yra 2 sekcijos žemės dirbimo diskų išdėliotų X formą. Tai diskai gali būti arba agresyv, kaip čia matome, arba karpyti, standartiniai diskai. Šiuo atveju čia yra trąšų užbėrimo diskai atskiri. Galite komplektuoti su profi diskais banguotais, lyginimo lenta, arba galite komplektuoti su turbo diskais. Pas visas sėjamasias eina padanginis volas visų sėjamosios pločių. Pasiekiame pabaigą, galime komplektuoti sėjamą arba su 12,5 cm tarpueiliais arba su 16,7 cm tarpueiliais pagal ūkininko poreikį. Sėjamoji taip pat yra aprūpinta sėklų užsikišimo davikliais. Jeigu ūkininkas nenaudoja automatinio vairavimo sistemos, patartina, kad sėjamoji turėtų šoninius ženklintuvus bei galinius ženklintuvus. Kadangi šiandien oras netrukdo, tai galim piltis pupas ir važiuoti sėti. Pasirinkę esam, jog naudojamas 30 metrų technologinės vėžės, automatiškai trečiame važiavimą brėžiamas technologinės vėžės, paskui galim pasirinkti, jog neskaičiuoto ženklintuvų, mes jų nenaudojam, kadangi naudojam Topcon sistemą. Yra funkcija pigmentinės technologinės vėžės, galvotose vietovėse ir kažkur, kur daug lietaus iškrenta, smėlingose vietovėse, jog neišpultų technologinė vėžė naudojama. Sėklą įsėjam pigmentais, ta prasme tarpais.
Baigiam sėdgalų lauke vadinamai, kad nepasimest, kurios technologinės tinkamai atsiskaičiuotai, kadangi yra galiniai ženklintuvai, tai mes puikiai matom. Ženklintuvo vėžės čionai ir tada sekantis čia. Seimo yra aprūpinta Müller valdymo kompiuteriu. Pats kompiuteris yra tikrai paprastai valdomas, kiekvienam ūkininkui suprantamai. Jame yra lietuvių kalba. Visos piktogramos aiškiai išdėliotos ir aiškiai parodytos, todėl ūkininkui tikrai lengva suprasti, ką jos reiškia ir ką jos reguliuoja. Realiai čia turim tą pagrindinį langą. Jame palei siejamosios komplektaciją gali būti apšvietimas darbinis, kurį galime įsijungti, ten, pavyzdžiui, lempas. Bunkerį pačiam viduje apšvietimas, čia pagrindiniai rodmenys, būtent kiek, pavyzdžiui, 4,9 hektaro šiandien pasėjom, užtrukom 52 minutės. Ištėjom toną 630 kg. Kadangi trąšų nenaudojam, tai pirmas rodo nulius. Dabar sėjam realiai 330 kg pupų į hektarą. Palei dabartinės esamas rytes mums rodo diapazoną leistą nuo 4 iki 17 km, kai kultūros, realiai galim įsivesti kultūras, kiek impulsų ir kiek gaunasi kilogramų į hektarą. Kad paskui pasirinkę būtent pupas jau nebereikėtų, ta prasme, kalibruoti, jeigu sertifikuotas sėkla. Dar gera funkcija, jo gera lašo funkcija, tai pavyzdžiui, privažiavus balą ar drėgnesnę vietą, matom, kad sėjamoji skęsta ar traktorius sunkiai traukia, tada paspaudžiam būtent šitą, neskaičiuoja technologinį vėžio ir nenutraukia sėjos. Gaunasi, jog diskai dar truputį siekia žemę ir jie gal ne tokiam giliu, kokiam reikėtų įterpia, bet jie toliau įterpia. Galim iš kabinos reguliuoti gylį sėjimo diskų, galim reguliuoti lyginimo lentų, atakos kampą, taip sakant, kokiam gylį jos taip pat dirba, paskui dirbimo diskų gylį, sėjimo diskų gylį ir tada prispaudimo jėgą. Galim kaip ir pradėti sėję. Jeigu ūkininkai vis dėlto kyla klausimų dėl pačio kompiuterio valdymo, tai jisai visą laiką gali kreiptis į mūsų agrokoncerno technikos vadybininkus arba servisą. Tai kojų gal nereikia filmuoti, purvini batai. Dabar reikia rasti. Atkasu, čia, tokia šlapesnė žemė, kai apačioje, tai kartais sunku rasti tiesiog. Ūkininkas, kad nepasėjom nieko. Ūkininko prašymas buvo pasėti 6-7 cm gylyje. Tai kaip matom, pupos puikiai išdėliotos, viena šalia kitos ir vienodame gylyje. Demonstracija Tauragės rajone baigta. Iki kitų susitikimų.